Šis paprastas įrankis buvo naudojamas daugiau nei 100 000 metų ir jis pakeitė visą žmonijos istoriją. Dabar noriu su jumis nusikelti į akmens amžių. Tada žmonės neturėjo nei nagų, nei ilčių, nei tokios jėgos kaip kiti plėšrūnai ar greičio, bet kažkaip vis tiek sugebėjo nukonkuruoti pasaulį. O tai įvyko todėl, nes jie turėjo kai ką daug pavojingesnio – gebėjimą mąstyti ir kurti. Maždaug prieš 300 000 metų pirmieji žmonių protėviai sukūrė ir pradėjo naudoti labai paprastą, bet labai pavojingą įrankį – ietį. Ir taip sugebėjo išnaudoti atstumą ir žudyti grobį iš nuotolio. Tai labai paprastas išradimas, maždaug 2 metrų ilgio pagalys. Jisai buvo nuskutamas, nusmailinamas storasis galas ir nudeginamas lauže, jog išdžiūtų, sutvirtėtų ir būtų dar lengvesnis ginklas. Šis įrankis buvo efektyviai naudojamas 100 000 metų, kol kažkas nesugalvojo sukurti ieties metyklę. Nežinau kaip lietuviškai, angliškai spear thrower, arba dar kitaip vadinamas atlatlas. Einam, pasigaminsim atlatlą ir ištestuosime, kaip pakeitė efektyvumą 100 000 metų trukusi evoliucija. Bet pirmiausia, erkių prevencija. Tai kas iš vis yra tas atlatas? Ir kaip jisai atrodo? Tai yra tiesiog šaka su dar viena išaugusia šaka. Reikia maždaug, kad būtų dilbio ilgio. Ir tuoj parodysiu, kaip iš šitos šakos paverst jau į tą ieties metyklę. Tai dabar nusitrumpinsiu šitą papildomą išaugusią šaką. Jį visą nusiskusiu, nusišlifuosiu, kad būtų patogu laikyti rankoje. Užsismailinus šį likusi šakos galą, ietis įsistatys į jį ir būtų galima mesti. Gaminam. Nusilupam žievę. Nu va, rėveliai pirštam padaryti, kad galėčiau laikyti ir šitą ir galėčiau laikyti ietį. Liko pasidaryti šitą pusę ir tada eisim prie pačios ieties gamybos. Nu va, turim kažką tokio.
Einam ieškot ieties. Va čia bus mano ietis. Tai toks pat procesas. Nusiskutam, kaitinam galą. Tik šį kartą ką dar reikės pasidaryti? Galę pasidaryti įdubimą. Kad tai šakeliai, kurią suformavau, būtų vieta įsistatyti kur. Na ir va, turim kažką tokio. Manau, bus gerai. Pasiskolint truputėlį. Tai atsakant į klausimą, kas yra tas atlatlas, tai turime patobulintą ieties versiją, kuri, panaudojus paprastą fiziką, veikia kaip rankos prailginimas ir visa tai leidžia ietį mesti daug efektyviau, toliau, greičiau ir nereikalauja tiek daug jėgų. Tai šiuos du ginklus, pirma versija ir patobulinta versija, kuri buvo pradėta naudoti dar 100 000 metų tik praėjus, jas abi ir ištestuosiu. Bet pradžiai aš turiu pasitreniruoti, nes neįsivaizduoju, kaip jie veikia ir kaip jos reikia mėtyti. Visų pirma, pradėsiu nuo paprastos ieties.
Tais laikais medžioti būdavo tikrai sunku. Ir reikalų mėti tą ietį. Aišku, čia žmonės praktikuodavos metus, kad įvaldytų ir mokėtų normaliai mesti. Bet iš kokį 30 metimų gal porą gavos tokių normalių. Tai va, ką pastebėjau, kad jeigu laikant taip ir maždaug kur balansuojas, tai metant su mažoju pirštu užsisuk, tai ietis ir gaunas, kad šon pradeda skristi. Ką atradau, kad pasiimti maždaug toliau ir su 2 pirštais tik šitos po apačią pakišti. 2 ir su nykščiu apkabinti. Nu ir tada su metimu ir tuo pačiu metu pakelimu truputėlį viršų, gaunas, kad gražiai ta ietis ir krenta. Tai dabar prasitestuokim su ietis metykle. Gerai pasidariau laisvų metimų. Maždaug susipažinau su ginklais. Aišku, čia reikėtų praktikuotis, kad juos išmokti normaliai. Bet bandysim. Pereikim prie testų. Tai testui šaudysim į 3 taikinius ir darysim vieną testą papildomai, kurį patį pirmą ir darysiu. Tai pasižiūrėsim, koks abiejų ieties ir ieties metyklės yra greitis. O kaip mes tai padarysim? Paprastai. Apskaičiuosim pagal greičio formulę. Tai kad išsimatuoti atstumą, turiu šitos 2 pagaliukus ir tarp jų virvę. Kadangi negaliu pamatuoti, neturiu metro, tą virvę išsisaugosiu, grįžęs namo išsimatuos tikslo atstumą, o dabar išsitiesęs įtempęs tą virvutę tarp tų 2 pagaliukų, iš visų jėgų mesiu ir vieną ir kitą ginklą ir po to su šita kamera pasižiūrėsim, kokiu greičiu ietis ir ieties metyklės ietis kirto šios 2 pagaliukus. Tai va, džiau paskutinį pagaliuką, bet kliudžiau su ieties galu. Skaičiuosim pagal ieties priekį, kad bus normaliai. Žodžiu, kokia situacija. Per tą testą praganiau atlatlo ietį. Valandą praieškojau po krūmus, nežinau, kaip į vandenį. Ir tai reiškia, kad turiu eit gaminti dar vienas.
Grįžau su nauja ietim. Jum praėjo kelias sekundės, man valandą. Tai negaiškim laiko ir judėkim prie antro testo. Pasižiūrėsim, kurią įmanoma toliau numest. Prasitestuosim, kuri ietis skrenda toliau. Taip pat kaip ir pirmam teste, stengsiuos mesti iš visų jėgų ir kuo toliau. Kaip visada pradedu nuo ieties. O dabar pereinam ant atlatlo. Juokingas pavadinimas, žinau. Trečias testas. Pradėsim šaudyti taikinius. Ir su trečiuoju testu noriu patikrinti, kuri ietis turi geresnę pramušamąją jėgą. Turiu medinį taikinį ir pasižiūrėsim, ar pavyks, o gal nepavyks pramušt šį taikinį, o po to pasižiūrėsim, kuris tikslesnis. Tai kaip visada pradėsim su paprasta ietim. Vau, geras. Bandau toliau. Trys šūviai, vis kiaurai. Pereikim prie antrojo ginklo. Sakyčiau, labai panašiai, bet daug mažiau reikia jėgos naudoti su šituo. Nice, užskaitau abu. Tai pereikim prie trečio testo, o trečias testas bus tikslumas. Tikslumui naudosiu du taikinius. Tai šį arbūzą ir šią skardinę limonado. Pasižiūrėsim, kiek reikės metimų skirtingais ginklais ir ant kiek bus didesnis efektas. Pataikiau, bet vos.
iš arbūzo liko vakas. Manau, efektyvi gyvūną užmuštų. Gal, spėju. Gerai. Turiu dar vieną arbūzą ir bandom supatobulint ietim. Nepataikiau, bet skilo arbūzas. Ai. Dar protestuosiu kolos skardinę. Bet šitą testą darys tik su ieties metituvu ir su mažesnė ietim. Dėl to, nes manau, kad su ta didelė ietim net nelabai išeis pataikyt, nes jinai tiesiog yra per didelė šitai mažai skardiniai. Pabandysiu iš truputėlį arčiau. Pataikiau, bet kiaurai nepraėjo niekur. Realiai viskas, kas išsiliejo, tai dėl to, nes kai užkliūdavau, pasitemdavo ir atsidarydavo per viršų. Nu, bet įlenkimas nemažas. Jeigu tiksliai pataikius, manau, kad turėtų eiti kiaurai. Nu, turėtų, tikrai ne. Iš to, pažiūrėkit, kas liko iš fanieros. Tai va, testai baigės. Apibendrinant šitos du ginklus, nežinau. Ant kiek didelis patobulėjimas, matėt patys, neypatingai, atstumas. Nu taip, atstumas biški didesnis, aišku, ten jeigu dar patobulinus tą ietį, uždėjus fletchingą, tą, kur aš dėjau ant lanko strėlių dalyką, plunksnas, jisai daug stabiliau ir dar toliau skristų. Dabar, aišku, dar ir praktikos reikia belenkiek. Bet, nu taip, bet pagrindinis faktorius anksčiau būdavo, kad dar daugiau padidinti tą distanciją nuo priešo, nuo plėšrūno, nuo norimo sumedžioti gyvulių. Tai jo, iš tos pusės gerai, bet didelio skirtumo aš nepajaučiau. Susitvarkau. Valgau arbūzą ir varau namo. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad prenumeruojat. Tai iki susimatysim kažkada.